Manęs jis nepamiršo. Ta diena tu sakysi, dėkoju tau, viešpatie, nors buvai įpykęs ant manęs, savo įniršį nugrėžai ir mane paguodai. Dievas tikrai yra mano išganimas. Aš juo pasitikėsiu ir esu be baimės. Nes jis mano tvirtybė ir mano giesmė. Jis buvo gelbėtojas mano. Izaijo knyga 12 skyrius nuo 1 iki 2 eilutės. Kartais mums atrodo, lyg Dievas ant mūsų būtų piktas ir įtūžęs. Jis atrodo esantis toli, mums nepasiekiamas. Jis nesiklauso ir nemato ir nekalba su mumis. O aš jaučiuosi paliktas vienas, neapsaugotas. Ir jei dar kas nors nepasiseka, esu dar labiau tikras. Jis pyksta ant manęs, jis įtūžęs, nes aš esu nusidėjėlis. Ir štai dabar aš gaunu sąskaitą nuo jo ir už savo nesėkmę, paklydimą. Jis teisus, bet man liūdna ir aš esu sugniuždytas. Šaukiuosi jo, meldžiu pasigailėjimą. Naktimis aptinka sunkios mintis ir aš pradedu save smerkti. Jis mane nurašė, užmiršo, atstūmė. Bet jis yra šalia, neregimas ir nepastebimas mums. Jis neišleidžia savo vaiko iš akių. Jis mato, kaip labai jo ilgiuosi ir jis pasigaili. Gali būti, jog akimirkai jis įtūžta, bet tada ir vėl pasigaili. Nes jis mato mūsų širdį ir regia, ar ji yra ištikima jam. Ir kuomet jis ir vėl savimi pripildys mano širdį vietoj įtūžio, sielvarto, gailesčio, pasmerkimo, tuomet džiaugsmas sugrįš. Mano viešpats mane ir vėl priėmė. Dėkoju už atleidimą, už mano nuklydimą, ištrinimą bei užmiršimą. Viešpatie, myliu tave ir tavo buvimą. Kartais viešpats nori, jog mes pasitikėtume jo nematydami. Kad tiesiog aklai pasitikėtume. Jis atrodo atsitraukęs, pasišalins, o mes turime pasitikėti be didelių jausmų, be saugumo, tiesiog pasitikėti. Tai mums sunkiai sekasi ir vis dėlto Dievas nori, kad mes pasitikėtume, nes jis yra šalia ir niekada savo vaikų nepalieka nelaimėje. Pasitikėk jo, net ir vienatvėje, net ir tamsybėse, be didelių jausmų, jis pasirodys kaip gelbėtojas. Dėkoju, viešpatie, nes tu visada šalia. Kartais aš to nepastebiu ir galvoju, jog esu vienas su savo problemomis. Bet tu niekada nepalikai manęs vieno ir visada buvai mano gelbėtojas. Tikrai žvelgiu į tave, manasis išganytojau, pagalbininkė, draugė atpirkėjų ir gelbėtojų. Amen.